Sveiki, jūs esat kanale Matematika be streso ir šiandien mes turime labai įdomią pamoką, kuri vadinasi pirkimas išsimokėtinai. Taigi pradėkime nagrinėti šią įdomią temą. Prieš pradedant šią pamoką norėčiau padėkoti mūsų rėmėjams Meno alchemijai. Tai Anykščių Šilelyje įsikūręs profesionalių teatro menininkų kolektyvas, keliaujantis po visą Lietuvą ir vedantis profesionalias ir smagias aktorystės, viešo kalbėjimo ir storytellingo dirbtuves. Apie jas galite paskaityti šiek tiek daugiau jų socialiniuose tinkluose, o nuorodas aš paliksiu šio video aprašyme. O mes pradėkime. Kalbant apie pirkimą išsimokėtinai, galima šiek tiek paliesti istoriją, nes tai yra labai senas dalykas ir šaltiniuose mes sužinome, kad pirkimas išsimokėtinai prasidėjo anksčiau negu atsirado realūs pinigai, kuriuos mes naudojame šiandien. Ir kas įdomiausia, tai pirkimą išsimokėtinai pradėjo praktikuoti visų pirma bažnyčios, aišku, ne krikščioniškos bažnyčios, bet kitokių religijų bažnyčios, kurios buvo pasiturinčios ir jos duodavo valstiečiams kažkokias tai žemes arba įrankius, kurių valstiečiai patys savo negalėjo leisti įsigyti. Už tai jie pasirašydavo sutartis gražinti savo gaminių dalį. Apie tai mes sužinome iš senovinių dantiraščio lentelių, kur buvo labai aiškiai surašyta, kas ką pasiskolina, kokiam laikotarpiu, kiek turi gražinti. Taip pat žinome iš istorijos, kad kai prasidėjo kelionės jūra, Atlanto žmonės pradėjo plaukioti, prekiauti, atsirado daug naujų prekybos kelių į Indiją ir Ameriką. Kai kurie prekybininkai negalėdavo sau leisti pirkti visą laivą, todėl jie savotiškai išsinamodavo laivą kartu su įgula, mokėdami kažkokią tai dalį nuo savo pajamų. Tai yra irgi savotiškas toks pasiskolinimas iš įmonių, kurios gamina laivus, arba tie, kurie ruošia laivus kartu su įgula. Ir tai yra savotiškas toks pasiskolinimas išsimokėtinai, nes už tai reikėjo išmokėti, bet vėliau. Taigi, pradėkime šią temą, ji yra labai įdomi ir labai aktuali. Šį kartą vadovėlyje yra pateiktas labai patogus ir įdomus pavyzdys apie Gerdą ir jos dviračių pirkimo istoriją. Ir šis pavyzdys labai gerai paaiškino, kas kaip veikia būtent palūkanų prasme. Taigi, pažiūrėkime į jį. Gerda nori nusipirkti elektrinį dviratį, kuris kainuoja 4000 eurų, bet neturi šiam pirkiniui pinigų. Gerda svarsto, kuris variantas jai būtų priimtinesnis. Taigi, ji turi tokius du pasirinkimus. Pirmas, skolintis visus 4000 eurų su 12% metinė paprastųjų palūkanų norma, o metų skaičius yra 2. Arba ji turi antrą variantą, tai yra pirkti dviratį išsimokėtinai, sumokant iš karto 800 eurų. Reiškia, jis sumažina skolos sumą 800 eurų. Ir pasiskolina, gaunasi iš 4000, reiškia, jis pasiskolina 3200. Ir dar 2 metus jį turi mokėti kas mėnesį po 5% va šitos sumos pradinės dviračio kainos. Tai yra pradinė dviratio kaina bus jai 3200. Užrašykime, ką turime pirmojo ir antrojo atveju ir pažiūrėkime, kas yra apsimokiau. Pirmojo atveju pasiskoliname 4000 ir 12% priemokos turėsime mokėti kiekvienais metais. Kadangi pasiskoliname 2 metams, tai paskaičiuojame tą priemoką 1 metams ir padauginame ją iš 2. Labai paprastai. Arba iš karto padauginame iš 2. Pažiūrėkite, kaip galime tai užrašyti. Pi mažoji lygu 12%, pi didžioji 2 iš karto aš rašau, pi didžioji 2 reiškia 2 metams, tai yra 4000 padauginti iš tų 12% padalinta iš 100, atsimena 12% padalinti iš 100, mes tiesiog atsikratome to žodžio procentas, reiškia, kad būtų adekvatus skaičius, su kuriuo galime dirbti. Taigi 12 padalinti iš 100 ir padauginti iš 2. Kodėl iš 2? Nes 2 metams. Ir po pi mes matome 2, tai yra paaiškinimas, kad ir 2 metams. Rezultate turim 960 eurų, reiškia, pasiskolinus 4000 su 12% palūkanų, Gerda turės grąžinti 4960 eurų. Tai yra mūsų S2, reiškia už 2 metus, S jau suma, kurią turim grąžinti ir ta suma sudarė 4960 eurų. Pažiūrėkime į antrą variantą, nes jis yra šiek tiek kitoks. Mes turime pradinį įnašą 800 eurų. Tai reiškia, kad 800 Gerda sumokėjo iš karto, 3200 turi sumokėti vėliau. Bet čia taip pat yra tokia sąlyga, kad Gerda turi mokėti 5% nuo visos sumos, kiek kainavo dviratis, 24 mėnesius, tai yra 2 metus. Reiškia, kas mėnesį po 5% nuo dviračio kainos. Taigi pažiūrėkime, dviračio kaina yra 4000. Sužinokime, kas yra 5%. Reiškia, reikia 4000 padauginti iš 5 ir padalinti iš 100. Mes daliname 100, kad skatyti žodžio procentai. Padaliname iš 100, tai gaunasi atsakymas 200 eurų. Reiškia, 200 eurų Gerda turės mokėti kiekvieną mėnesį 2 metus. Tai yra padaryti 24 įmokas. Sužinokime, kiek jį iš viso mokės per tos 2 metus. Tai 4800, nes 200
800 turim padauginti iš 24. Gaunasi 4800. Bet ką aš jums visą laiką patariu daryti? Kai jūs turite pradinį įnašą, tai jį užrašyti ir pabraukti. Kodėl? Va, dabar tas atvejis, nes mes turime apie jį nepamiršti, kai skaičiuojame bendrą grąžinimo sumą. Tai mes sužinojame, kad per 2 metus jį turės sugrąžinti 4800, bet turime nepamiršti, kad jį jau sumokėjo 800. Tai visumoj, jei tas dviratis kainavo ne 4800, bet 4800 plus 800 eurų. Tai yra 5600 eurų, jis sumokėjo šitą dviratį. Jeigu pažiūrėsime į pirmą variantą, kur jie sumokėjo už tą patį dviratį 4960 eurų, matome, kad jai visai neapsimokėjo įnešti tos 800 ir grąžinti jį iš karto, o po to mokėti po 5 procentus kas mėnesį. Bet visą tai galima taip pat išreikšti procentaliai, pamatyti, kokiagi buvo metinė palūkanų norma pritaikyta jai būtent tuo antrojo atveju. Nes 5 procentų nuo pradinės sumos čia nėra metinė palūkana, čia tiesiog parašyta, kiek nuo pradinės sumos jie turi sumokėti kas mėnesį. Pabandykime pasinaudoti tą paprastųjų palūkanų formulę tam, kad apskaičiuotumėm, kiekgi iš tikrųjų jai buvo pritaikytas koks procentas. Tam mums reikės užpildyti kai kurios laukus. Tai PT, tai yra P per kažkiek metų, tai reiškia suma, kurią jį sumokėjo per tą laiką, kuriai buvo duota skola. Tai mūsų skola buvo duota 2 metam, o suma mes ją galim apskaičiuoti. Tai yra iš mūsų visos sumos, kurią Gerda turi sumokėti 5600, reikia atimti 4000, kurios jau realiai pasiskolina. Tai gaunasi, kad per tos 2 metus, nesvarbu, kad jį jau įnešė 800 eurų, vis tiek reikės sumokėti dar papildomai 1600 eurų. Bet taip pat mes turime sužinoti S dydį. O S dydis yra mūsų skolos dydis. Ne tiek, kiek dviratis kainavo, bet kiek jai iš tikrųjų reikėjo skolintis tam dviračiui. Taigi mes žinome, kad 4000 kainavo pats dviratis, bet skolintis iš tų 4000 jį norėjo tik tai 3200. 800 įnešė, reiškia pasiskolina 3200. Ir tai yra 2 metai. Praktiškai dabar jau galime skaičiuoti, kiek yra tas mažasis pi, kuris mums reikalingas, tai yra procentai, kiek procentų buvo pritaikyta Gerdai antrojo atveju. Pabandykime sumesti visus žinomus skaičius į savo vietą, kad daugmaž suprasti, kurgi mes esame su to mūsų pi. Pi per 2 metus yra 1600, tai yra tiek jį permokėjo už tą dviratį, lygų pasiskolinta suma 3200, padauginti iš to nežinomo pi padalinta iš 100, iš 100 dalinam, nes atsikratom procentų, ir padauginti iš 2, nes 2 metai. Ir įrašę visus skaičius, matome, kad 1600 lygų 64 padauginti iš pi. Taigi mūsų pi būtų 1600 padalinti iš 64, o tai yra 25. Taigi Gerdai buvo pritaikyti 25 procentai metinių palūkanų. Nesveikai didelis skaičius, todėl Gerdai reikėjo atsisakyti šio varianto ir judėti prie pirmojo. Na ir pažiūrėkime į vieną labai įdomų pratimą iš jūsų vadovėlio. Saulė planuoja pirkti naują kompiuterį, kuris kainuoja 1500 eurų. Įmonė prekiaujanti kompiuteriai siūlo jai tokius 2 variantus. Pirmas – pirkti išsimokėtinai 2 metų laikotarpiu be pradinio įnašo. Reiškia, nieko nereikia turėti, gali iš vis ateit be pinigų ir gauti kompiuterį. Bet su 8 procentų metinė paprastųjų palūkanų norma, mokant lygiomis dalimis kiekvieno mėnesio pabaigoje. Antras G variantas – mokėti visą sumą iš karto ir gauti 5 procentų nuolaidą. O pirmas klausimas mūsų yra, kokia būtų mėnesio įmoka perkant kompiuterį išsimokėtinai. Taigi išspręskime tai labai paprasta. Mūsų skolinta suma yra 1500 eurų. Užrašome. Mūsų pi yra 8 procentai metinės palūkanas. Užrašome. Paskaičiuokime, kiek pinigų už tos 2 metus Saulė permokės už tą kompiuterį. Taigi P2 lygų 1500 padauginti iš mūsų 8 procentų, padalintų iš 100 atsikratom procentais ir padauginti iš 2. Gaunasi 240 eurų. Reiškia, jį permokės 240 eurų. Pridėkime tai prie bendros skolintos sumos 1500 ir sužinome, kad jei tas kompiuteris vis dėlto kainavo ne 1500 šituo atveju, o 1740 eurų. Ir jeigu tai padalintume iš 24, nes kas mėnesį mokėsim lygiom dalim, tai jai reikės mokėti po 702 eurus 50 centų. Super, easy, sužinojame kainą. Antras klausimas skamba taip.
Kiek kainuotų kompiuteris mokant visą sumą iš karto? Tai yra, mūsų prašo paskaičiuoti tą antrą variantą, kurį Saulė pasiūlė parduotuvė. Saulė buvo pritaikyta 5% nuolaida, tai mums reikia apskaičiuoti, kiekgi tai sudaro ir kiek iš tikrųjų jį turės sumokėti. Labai paprasta, nes galime tiesiog 1500 padauginti iš 5 ir padalinti iš 100. Vėlgi, 100 dalinam, kad skratyti žodžio procentai, mes jo atsikratėme ir gaunasi, kad Saulė gavo nuolaidą 75 eurai. Atimkime šią sumą iš visos sumos, tai yra kompiuteris kainavo 1500, 75% nuolaidą jai padarė parduotuvė, tai Saulė turi iš viso sumokėti 1425 eurus. O taip atrodo suma sumažėjusi 5%. Na, o dabar paskutinis klausimas šiek tiek sudėtingesnis, bet čia aš jūs vėl grąžinsiu prie tos formulės arba tos skaičiavimo būdų, kurį jums parodžiau prieš tai ir galime jo pasinaudojus greitai apskaičiuoti ir rasti atsakymą šitam klausimui. Čia užduota taip, kiek procentų vienetų tikslumu daugiau kainuotų kompiuteris perkant išsimokėtinai negu sumokant iš karto. Užrašykime šitą reikalą taip, reiškia, iš karto sumokant sumą, tai yra mūsų 100%. Reiškia, o mums reikia sužinoti, kiek procentų bus daugiau. Taigi, 1425 eurai, tai yra mūsų 100%, nes tai yra suma mokama iš karto su 5% nuolaida. O 1740, tai yra mokant su tom palūkanam 8%, 2 metus, mes nežinome, kiek tai yra procentų, tai užrašome x procentų. Ir kaip aš jums jau rodžiau prieš tai, mes sukryžiuojam šitos skaičius, 1740 padauginam iš 100 ir padalinam iš to skaičius, kuris stovi priešais x. Tai yra 1425. Ir taip mes sužinome, kad perkant išsimokėtinai mes mokėsime 22% daugiau negu pirkdami iš karto ir gavę 5% nuolaidą. Štai ir viskas, labai paprasta tema, tikiuosi jums buvo viskas aišku. Jeigu ne, užduokite savo klausimus komentaruose, o aš linkiu jums sėkmės ir nepamirškite, matematika turi būti be streso. Iki.